moteris šlapimo nelaikymu skundžiasi dažniau? Tikrai taip. Ir tai yra dėl anatominių ir fiziologinių moters organizmo ypatybių. Moteris laukiasi vaikų, gimdo, pergyvena pogimdyminį laikotarpį, perimenopauzę, menopauzės laikotarpis. Visa tai duoda tam tikrus hormoninius svyravimus, kurie turi įtakos moters raumenynui, raiščiams ir gleiviniai. Visa tai turi įtakos šlapimo nelaikymo dažnesniam atsiradimui. Kas yra labai smagu, kad moteris yra drąsesnės, jos aktyviai ieško informacijos, nebijo kreiptis į gydytojus, nebijo pasiskambinti, pasiklausti, ką daryti ir pakankamai drąsiai jau kalba apie šią ligą. Tai norėčiau moteris dar paraginti, mielos moteris, būkite drąsios, būkite aktyvios, jeigu pajutote pirmus pratekėjimo lašelius, ieškokite pagalbos, ieškokite informacijos, kreipkitės į savo gydytoją ir neleiskite šlapimo nelaikymui gadinti jūsų gyvenimo kokybės.